Šiandien Stambule ištraukti pasaulio krepšinio čempionato burtai. Vardinį kvietimą gavusi Lietuvos krepšinio rinktinė pateko į D grupę. Joje lietuviai susitiks su Libano, Prancūzijos, Ispanijos, Kanados ir Naujosios Zelandijos rinktinėmis. Paaiškėjo ir miestas, kuriame rungtyniaus lietuviai. D grupės kovos vyks Izmire. Ką tik iš Turkijos grįžęs Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius visus grupės varžovus laiko įveikiamais. Favoritai, aišku, yra Ispanija, nebejotinai. Prancūzija taipogi labai stipri komanda. Žinome, Prancūzija tai yra šalis, kuri daugiausiai deleguoja žaidėjų į NBA. Taip, kad savaime suprantama, tai ir labai pajėgus varžovas. Ir jų žvaigždės, ir Tony Parkeris, ir visi kiti, sakė, dalyvaus pasaulio čempionate. Taip, kad šios dvi komandos nebejotinai yra favoritas. Na, norisi būti ir Lietuvai prie favoričių, bet apie tai galėsim šnekėti, aišku, tik tai po to, kai paaiškės jau galutinė komplektacija komandos, kiek mums pavyks. Tiesiog koks bus stovis mūsų pačių geriausių žaidėjų, Jasikevičiaus, Kaukėno, Kleizos ir kitų. Niekas tų rungtynių ir pergalių nedalins. Esmė yra tokia, kad viskas priklausys, kaip mes būsime, kaip mes žaisime, kokia mūsų rinktinė pajėgumo ir kaip mes gerai žaisime. Planetos pirmenybės lietuviai pradės rugpjūčio 28 dieną. Pirmose rungtynėse Lietuvos rinktinės varžovai bus Naujosios Zelandijos ekipa. Savo grupėje Lietuva gavo pirmąjį eiliškumo numerį, Zelandai 6. Naujoji Zelandija neišgyvena pačių geriausių krepšinio laikų, tikrai istorija jų yra didžiulė, jie turi gerų laimėjimų, tačiau šiai dienai turbūt ta komanda, su kuria Lietuvai tikrai galima kautis ir laimėti. Planetos pirmenybės vyks 2010 m. rugpjūčio 28 – rugsėjo 12 dienomis.